Pasakykit man nors vieną konkretų dalyką, ką Trumpas pažeidė. Tarptautinė teisė, fiziškai, de facto, nėra. Yra žodžiai, kurie privertė keistis pasaulį. Gerbiama Panama, kuri atsidavė rankytėm ir kojytėm komunistiniai Kinijai, iššoko iš šilko kelio. Nepastebėjot šito dalyko? Įdomus dalykas, ne? Kolumbija ėmė ir pradėjo priiminėti emigrantus. Nepastebėjot? Venezuela taip pat. Kanada, kuri neturėjo net tokio Liubajevo, taip sakant, sienos apsaugos tarnybos vadovo, nesaugo. Faktiškai siena buvo pilnai atvira. Ėmė ir pradėjo saugoti sieną. 100 000 karių, matai. O Gazos ruožo atveju, tai ką tai gali padaryti žodžiai? Tai gerai, bet žodžiai gali labai daug padaryti. Šiuo atveju, ką galėtų padaryti Hamas teroristas dabar turi pasirinkimą. Arba jisai vykdo ir derasi su Izraeliu dėl tolesnio taikos susitarimo, taip pat dėl Gazos atstatymo, puikiai žinant, kad Izraelis nekęs Hamas dalyvavimo, arba jisai bando eiti to taikos keliu, arba alternatyva ateis amerikiečiai ir tu snapo negalės iškišti. Jeigu ateis amerikiečiai tą regioną, amen. Ir tai yra taip pat signalas Egiptui, Saudo Arabijai ir visiems kitiems žaidėjams aplinkui. Mielieji, su jūsų leidimu vyko šitie procesai 20 metų. Teroristai 20 metų buvo paėmę šią žemės teritoriją, kurioje veikia Irano proksiai, kurioje veikia rusai ir visokie kitokie teroristai. Ir ką jūs padarėte? Tai arba jūs dabar pradeda daryti kažką, atstatinėti Gazą, įvesti normalią civilizuotą tvarką, arba ateis amerikiečiai ir sutvarkys. Trumpas gazdina, versdamas juos daryti tvarką. Ir tai yra teisinga. Hamas teroristai, dirbantis Jungtinių tautų pabėgėlių agentūroje, jiegi buvo darbuotojai, šventi Jungtinių tautų išlaikomi. Bet žinot, jie žudė. Aš buvau tose kibucuose, kur jie žudė vaikus. Kodėl ta šventa teisė negynė Ukrainos, nors Budapešto memorandumas buvo pasirašytas? Kodėl? Kodėl Jungtinės tautos ir visi šventi vakariečiai neapgynė Sakartvelo ir Ukrainos, kada buvo įsiveržta? Kodėl tie patys amerikiečiai, demokratai, pasirašė Jaltos susitarimus? Todėl, kad kartais atsiranda žmonės, kurie prisidengia teise, pridengt nusikaltimus. Bet kartais atsiranda lyderiai, kurie nori status quo pakeisti.